Klausas ir Lisa. Mergaitė norėjęs išgelbėti knygas. Ištrauka. Ana mažai ko bijojo, bet vienas dalykas kėlė didžiulę baimę. Kartą naktį Ana susapnavo baisų dalyką. Ji paseno. Iš pradžių suvyto kaip medžio lapas rudenį, tada sutrupėjo ir pavirto į dulkes. Paskui išsisklaidė vėjyje. Ana nenorėjo suaugti, ji bijojo pasenti. Labiausiai nelaukė savo gimtadienio, jis buvo jau visai čia pat. Tada jis suktis 10 metų. Ši mintis kėlė siaubą. Guodė tik skaitomos knygos. Knygos atrodė tokios pat tikros kaip gyvenimas. Jeigu juose kas nors mirdavo, galėdavo pradėti skaityti nuo pradžių, tada mirusieji atgydavo, tapdavo tokie pat gyvi kaip ji. Ana labai mėgo knygas, jis skaitė kiauras dienas, skaitė rytais prieš atsikeldama, skaitė vakarais prieš eidama gulti, skaitė vakarais atsigulusi. Kai eidavo mama arba tėtis, apsimesdavo mieganti, bet nemiegodavo, jis skaitydavo po antklode, knygose rado šimtus naujų draugų ir keletą nedraugų. Bet juk toks gyvenimas, ši istorija prasideda bibliotekoje. Ana ten lankydavosi po pamokų. Ponia Munsen, ten dirbanti, taip pat labai mėgo knygas. Ji buvo beveik 50. Vis dėlto ponia Munsen ir Ana tapo geromis draugėmis. Abi buvo trumparegės. Kai Ana nusimdavo akinius skaitydama, turėdavo taip prisikišti, kad nosimi liesdavo lapus. Bibliotekai ištuštėjus, jos lenktyniaudavo, kad greičiau pervers knygą. Kelis pirmus kartus laimėjo ponia Munsen, bet neilgai trukus Ana ją aplenkė. Todėl, kad tavo nosis daug smailesnė, pasakė ponia Munsen. Ponia Munsen apsimetė pykstanti, bet iš tikrųjų neširdavo. Ji beveik visada būdavo gerai nusiteikusi. Bet vieną dieną, kai Ana atėjo į biblioteką, atrodė nusiminusi. Kodėl jūs liūdna, paklausė Ana. Dėl tų knygų, tarė ponia Munsen, kurių niekas neima. Ar yra ir tokių, nusistebėjo Ana. Taip, ir labai nemažai. Kodėl niekas jų neima? Yra daug žmonių nežinančių, ką praranda, tyliai atsakė ponia Munsen. Tada Ana iš nugaros kažkas nusičiaudėjo. Jie atsisuko, prie vienos lentynos paslipęs ant taburetės stojo mažas liesas žmogelis su šūsnim knygų pintinėje. Atsiprašau, kad triukšmauju, sušnibždėjo jis, tada nulipo nuo taburetės ir šlubavo.